Taigi, sveiki visi ir vėlgi šiandien tema ir kalbėsiu apie vidinį kritiką. Vadinasi, vidinis kritikas ir ką daryti su to vidiniu kritiku, kuris kartais sako, kad negalėsi, nesugebėsi, arba galbūt daugiau reikia, arba labiau pasistengti reikia. Ir galbūt apie ką daugiau jisai yra, ne, tas vidinis kritikas. Vidinis kritikas gali būti labai įvairiai. Dažnu atveju jisai yra apie tai, kad, neva žmogus yra kažkada tai vis tiek girdėjęs vienas ar kitas potekstes. Vadinasi, kažkur yra girdėta būtent tokie žodžiai ir panašiai. Kitu atveju tos informacijos, kaip ir jeigu žmogus, tarkime, niekada yra negirdėjęs kažkokio tai kritikavimo ar kažkokio tai komunikacijos ir bendravimo, savaime suprantama, jisai neturės kažkokio tai mintise, kad galbūt kažkokie tai žodžiai skambėtų. Vidinis kritikas iš esmės yra tais atvejais, kada yra žmogus girdėjęs tam tikrus dalykus, vadinasi, ar tai jo vaikystėje kažkas tai galbūt kritikavęs, kad tu nesugebi, tu negali, arba kodėl tu nepadarėjai, arba ir panašiai. Tai yra tam tikros situacijos, kurios vėliau atsispindi ir gali išplaukti. Vadinasi, išplaukti tai reiškia ilgainiui bėgant tos mintis tiesiog gali būti tapti tos, kurios atrodo kažkas tau liktai sako arba kažkokie tai žodžiai skamba. Ypatingai kai kuriais atvejais žmonės yra, kurie yra ganėtinai jautrus. Jautrus tai turiu omeny informaciniam srautui jautrus. Ne? Ir kada žmogus, tarkime, pabendrauja su vienu ar kitu žmogumi, sako, staiga kažkokios tai mano mintis pasidarė, ar tai kažkokios tai nešvarios tos mintis, kažkokios neigiamos mintis ir panašiai, tai irgi gali būti viena iš tokių priežasčių, kad, jūs jaučiate tiesiog kažkokią tai transliaciją. Todėl aš dažnai kalbu apie tai, kad, vis dėlto, kad ir kaip ten bebūtų, visada smagu yra komunikuoti su tai žmonėmis, kurie yra pozityviai galvojantis, pozityviai mąstantis, kurie galbūt įžiebia kažkokios tai vienos ar kitos liepsnelės mumise, arba uždega mus tam tikrom vietom, arba skatina tobulėti, arba sako, tikime mes tavimi ir panašiai. Tai iš esmės tai yra tie teigiami, nedestruktyvus arba nenaikinantis, kaip aš sakau, šitie komunikacijos, bendravimai, kažkokios pažintys gali būti. Tai vienas iš svarbiausių momentų būna pasitaiko, kad žmogus tiesiog sako, kažkokios pas mane neigiamos mintis tapo arba kažkaip tai neigiamai pradėjau galvoti. Tai tuo metu reikia atkreipti dėmesį, kad tai ne visada yra jūsų informacija, tai gali būti informacija transliuojama visiškai tų žmonių, kurie jūsų nemėgsta, kurie galbūt jūsų ten engia, arba netgi ne jūsų, o tiesiog gali būti, kad kažkur tai transliuoja į kitą žmogų kažkokios tai neigiamas mintis ir, neva jūs galite tai pajausti. Bet čia aš kaip kalbu tiem tokiem žmonėm, kurie yra ganėtinai empatiški ir jautrūs žmonės tam informaciniam srautui. Tenka girdėti taip, kad žmogus sako, aš grįžtu namo ir mano kažkokia tai informacija pasikeičia. Tarkime, kažkoks keistas jausmas tampa, arba kažkokios tai neigiamos mintis, kažkokios namuose, štai tokia kažkokia tai tokie pojūčiai. Tai vėlgi reikia nepamiršti, kad didžiąją daugumą gyvenančių kažkokiam tai vienam ar kitam name sudaro kažkokią bendrą sąmonę, vadinasi, bendra kažkokia tai bendra erdvė, bendra sąmonė, kurią žmonės kartu sąjungui kūrė, vadinasi, ne? Ir ta kūryba, jinai labai yra įvairi ir kiekvienas žmogus gali reikštis labai skirtingai. Aš visada kalbu apie tai, kad, neigiamus savo jausmus, žinoma, neperkelti nei ten kitų žmonių, o daugiau yra dirbama pačiam su savimi, vadinasi, pats žmogus su savimi jisai komunikuoja, tarkime, analizuojasi ar kažkaip tai tvarkosi tos pojūčius ir tokiu būdu, žodžiu, žmogus pradeda daugiau teigiamai mąstyti, vadinasi, keičiasi jo mintis, keičiasi jo žodžių kalbėjimas, kažkokie tai žodžiai gali keisti ir panašiai. Todėl ne veltui dar yra sakoma, kadaise pasakyta taisyklė arba patarlė, su kuo sutapsi, tuo ir patapsi.
Ir visada rekomenduoju stiebtis žmonės tos, kurie yra daugiau pasiekę arba kurie daugiau užsiema kažkokiamis veiklomis ir panašiai. Ir kada žmogus orientuojasi daugiau į saviugdą, iš esmės mažiau laiko lieka tada kažkokiams tai neigiamoms mintims arba komunikuoti su žmonėmis, kurie, iš esmės taip išstumia, galima sakyti, savo neišgyventas emocijas, nes, yra visokių žmonių ir visokiose gyvenimiškose etapuose. Ką dar norisi pakalbėti apie tas mintis, tai aš visada kalbu apie tai, kad būdas išeiti iš tų tokių neigiamų minčių, tai tiesiog pradėti žiūrėti, ką jūs žiūrite. Į ką jūs žiūrite ir ką jūs atkreipiate dėmesį. Savaime suprantama, tie ryšiai, jie užsimezga ir mes vieni su kitais turime tuos kažkokius tai ryšius ir kartais pakomunikavę mes užmezgame kažkokį tai ryšį ir sako žmogus, aš po to jaučiuosi prastai. Tai jeigu jaučiasi prastai, tai vadinasi, reikia atkreipti dėmesį, koks ryšys tai buvo. O kita vertus, tai yra iš esmės gyvenimas ir tai yra neišvengiama, mes vis tiek negyvename kažkur tai kalnuose, kur ten, tarkime, vieni esame ir panašiai, ir ten sėdime lotoso pozai ir daugiau nieko neveikiame. Tai iš esmės į gyvenimą išėjus mes bet kokiu atveju komunikaciją turime labai įvairią. Ir tas vidinis kritikas, nebūtinai jis yra vidinis kritikas, tiesiog tuo metu atkreipti dėmesį ir nepasinerti į tą minčių srautą. Galbūt geriau užsimti kažkokiom tai kitom veiklom, jeigu yra galimybė. Ir tiesiog suprasti, kad informacija, tokia informacinis srautas yra toks ir yra vietos, kuriuose mes komunikuojam teigiamai, kažką tai galvojam, yra vietos, kur daugiau to negatyvo, galima sakyti. Tai vidinis kritikas iš esmės, kaip jisai formuojasi. Jeigu žmogus yra girdėjęs kažkada tai vaikystėje kažkokias tai mintis arba potekstas, kada žmogus buvo transliuota jam asmeniškai, savaime suprantama, kad tai gali karts nuo karto išlysti ir tiesiog vienintelė praktika tame momente suprasti, kad nėra to žmogaus, nėra to, kas jums sakytų. Tarkime, tuo metu jūs, girdi kažkokios savikritikas, pradeda jūs kritikuoti, ne? Tuo metu tiesiog apsidairyti aplinko ir yra tas, kuris jūs kritikuoja. Tai daug kartų atkreipus dėmesį į tai, kad to žmogaus čia nėra, ypatingai jeigu jūs esate vienas ir pradeda savikritikas kažką tai kritikuoti, tai apsidairyti keletą kartų, kad to žmogaus šiandien čia nėra ir nėra to, kas kritikuoja. Tai aš tada pratęsiu vėliau ir kol kas tada iki.